Nu ką, sveiki gyvi. Šiandien pabandysime išvirti tikrus barščius. Šiem barščiam reikės šių produktų. Turiu vištą naminę, pusę vištos tiksliau. Jinai sušaldyta, bet kol aš čia viskas susiruošiu, jinai šiek tiek atšils, bet nieko baisaus, kad ir šaldyta, jinai kuo puikiausiai jinai ilgai virs, jinai išvirs. Taip, reikės vieną kopūstą, nu gal tokia didelė ir nereiktų, bet pas mane šiemet kopūstai gražus užaugo, tai čia pati mažiausia paėmiau. Tai va, porą svogūnų, česnako skiltelę, tiksliau galvutę, čiliukų neturiu žalių, tai džiuvinta tik turiu. 3 šaukštai bus pomidorų pastos. Nu, burokai šiemet irgi raudonieji didžiuliai užaugo, morkos irgi didelės. Tikiuosi užteks, va bulvių reikės, petražolių, krapo neturiu, tiek šaldytų įdėti. O taip pat jau spalio mėnuo, bet pas mus dar šiltnamyje yra pomidorų, paprikų, bulgariškų. Reiktų obuolių actą, bet neturiu, tai įdėsiu šaukštą reikės paprastą actą. Petražolės paminėjau, turbūt kaip ir viskas. Tai ką, pradėsim dabar nuo pasiruošimo. Kadangi turiu tik tai vieną kazaną, tai pirmiausia pasikepinsiu produktus, susipjaustysiu, pasikepinsiu produktus, o po to virsiu mėsą. Tai kągi, pradėkime. Nu, dabar susipjaustysim smulkiai svogūną, smulkiais kubeliais. Morkas irgi susipjaustysim šiaudeliais. Aišku, galima būtų ir sutarkuoti, bet, kaip sakoma, pjaustyta yra skaniau. Nu, kaip sakoma, kuo daugiau įdedi darbo, tuo skanesni barščiai. Tai va, o smulkiai šiaudeliais, sakyčiau, truputėlį smulkesnės negu kad plovą darom. O, va tokiais va. Nu, čia gal biški stambukai išėjo, bet panašiai va taip va. Juos morkas pakepinsim. Na, burokas, kaip minėjau, labai didelis. Tai teks šiek tiek padalinti. Sakykim, į 4 dalis. Ir lygiai taip pat kaip ir morkas pjaustysiu. Plonais šiaudeliais. Jei neturite kantrybės, lygiai taip pat galima ir sutarkuoti su burokinė tarka, bet manau, kaip minėjau, jeigu bus pjaustyti, bus
skanesni barščiai. O tokiais nedideliais šiaudeliais. Paskui mes juos pakepinsim ir užpilsim acto ir pomidorų pastos. Toks variantas. Ant šito kiekio burokėlių uždėsime cukraus, bent jau porą šaukštų. O cukrus dedamas tam, kad burokėliai atpalaiduotų sultis ir atskleistų savo aromatą. Taip, pamaišysime ir kokį 10-15 minučių, kol susipjausius likusius produktus, jie pastovės. Dabar susipjausysime bulves. Bulves taip pat pjausysiu kubeliais, tokiais, kažkur tai apie centimetro didumo kubeliais. Tokiais va. Kad būtų vienodi, kad tolygiai virtų. Paprika išimkim vidurius. Paprika taip pat šiaudeliais pjaustysim. Šiemet paprika buvo graži labai, šiltnamy. Tai vat, dalį užsišaldėm. Tokiais va smulkiais šiaudeliais. Aš turiu raudoną ir geltoną. Pomidorus paprasčiausiai taip biškį įpjausiu, kad man reikia luobelę nuimti. Ir karštu vandeniu užpylęs, palaikysiu porą minučių ir nuimsiu žievelę. O po to reikės sutarkuoti juos, paprasčiausiai su tarpliu. Jo. Truputėlį palaikysime, kad atšoktų luobelė. Čia tas labai skanus yra ananasinis pomidoras, o čia yra tolstojus, paprasčiausias. Štai pomidorai pabuvo ir jie labai puikiai nusiima
žievelė. Na, pomidorus paprasčiausiai per burukinę tarką sutarkavau ir juos panaudosim pakepinimui. Na, o dabar imamės paskutinę ingredientą, tai kopūstą, kurį irgi reikia plonai supjaustyti. Na, pagaliau ingredientai visi suruošti. Čia, kaip minėjau, morkos, svogūnai, paprika, pomidorai sutarkuoti, burokėliai supjaustyti, bulvės ir kopūstai. Tai kągi, dabar eisiu kurti kazaną ir apkepinsiu pirmiausia morkas su svogūnais ir papriką, sudėsiu pomidorus, o po to pakepinsiu burokėlius, jau jie truputėlį paleido sultis ir sudėsiu tomatas. Na ir kągi, einam kurti kazaną. Aišku, visą šitą galima būtų ir pakepinti keptuvėje, bet aš manau, kazanė bus gerokai skanesni barščiai. Tad einame kurti kazaną. Na štai, užkursime ugnį. Užkursime ugnį ir galėsime užkaisti kazaną savo, kai ugnis įsidegs. Na, ugnis įsidegė ir užkaiskime savo mylimą kazaną. Mano kazanas yra 12 litrų, tegu kaista. Nu, įpilsim į kazaną dabar aliejaus kokį, nedaug, kokią stiklinę, taip, apie stiklinę tegu kaista. Ir pakepėsim užkais svogūnus. Pasižiūrim, ar aliejus įkaitęs. Aišku, dar ne. Na štai jau pradėjo čirikšti svogūnėliai. Tai ir sudedam pirmiausia svogūną. Jas kokias 5 minutės pakepinam. Na, svogūnų ilgai kepit labai nereikia, dabar praėjo 7 minutės. Svogūnai taip lengvai suminkštėjo ir dabar sudėsime morkas. Ir dabar pakepėsim dar svogūnus apie kokį 10 minučių kartu su morkomis. Kol lengvai suminkštės morkos. Ugnis turėtų būti ganėtinai tokia stipri. Po biškį pamaišome.
Na štai, morkos jau kaip ir panašiai geros. Dabar dėkime papriką. Nu ir dar kokias 3-4 minutės paketinsim kartu. Reikia pastoviai maišyti. Kokias spalvų žaismas. Na, visi ingredientai kaip jau ir apsikepino. Dabar jau supilsime ir pomidorus. Na ir dar truputėlį pakepinsim. Visą šitą reikalą. Kokias 5 minutės. Pastoviai maišydami. O kad nepridegtų paprasčiausiai. Kaip kvepia. Dabar visą šitą kaip ir išimsime. Jau sukepinu. Ir pafakiruosim burokėlius. Toks nuostabus aromatas. Kazano plauti nereikia. Įpilsim dar trupučiuką aliejaus. Kokį apie 70 ml. Plius minus. Truputėlį pakaitinam. Ir va, burokėliai tiek sulčių paleido daug. Ir supilsim burokėlį. Taip pat pakepinsim juos truputėlį. Tam, kad burokėliai neprarastų spalvos raudonos, truputėlį įpilsiu apie gerą valgomą šaukštą acto. Kaip minėjau, būtų geriau buvęs obuolių actas, bet jeigu neturite, tai puikiausiai ir maišinis actas, kad jis atliks tą patį. Na ir gerai apkepiname dabar. Na, burokėlius kažkur apie 15 minučių kepinam, kol jie lengvai suminkštėja, skaitykim. Jo, po to sudėdam tomatų pastą, pomidorų pastą tiksliau, teisingiau būtų sakyti. Tai yra 3 šaukštai valgomieji pas mane. Ir dar pakepėsim kokias 5 minutės, kad susilietų skoniai. Gerai, išmaišome, pakepinam apie 5 minutės su tomato pasta pomidorų. Ir po to kaisime jau mėsą virti. Visą šitą, kaip minėjau, galima pasidaryti ir ant keptuvės pasikepinti. Bet aš manau, lauke, kazane, žymiai, tas gaunasi šiek tiek greičiau ir aromatas visai kitas. Kepė apie
iš viso gal apie kokias 20-25 minutės. Jie dar yra tokie traškus, bet jau ganėtinai stipriai apkepę. Taigi aš juos išimu. Kazaną tada praplausiu biškį ir kaisiu jau mėsą. Na štai, supilsime vandenį. Na, taip kokius 8 litrus reikėtų. Na štai, mėsytė kaip ir atsileido. Ir dabar sudėsime į kazaną, į šaltą vandenį. Ir dabar iš lėto virsim. Aišku, pirmiausia nugraibysim putas. Ir taip virsim apie 1,5–2 valandas plius minus, va taip kažkur tai. Kadangi paukštiena, tai jinai gal kiek ir trupučiuką trumpiau virs. Nu, prieš pradedant užvirti, atidžiai nurankiojam putas, nugraibome. Kuo švariau nugraibysime putas, tuo bus skaidresnis sultinys. Nu, tik pradeda virti, taip kad dabar yra lygiai pirma. Nu ir pažiūrėsim, kiek laiko maždaug truks visa procedūra. Štai vis taip nugraibome putas. Ir va tokia va nedidelį tempu. Vos, va, kad judėtų. Ir va taip palaikome tokią ugnį. Mums nereikia daug. Galima truputėlį trauko sumažinti. Nu, praktiškai tik tai anglis yra. Ir va taip ant silpnos ugnies verdame. Na štai, praėjo 2 valandas. Mėsytė va taip iš lėto visą laiką virė. Ir dabar išgraibysime. Jau jinai matosi, kad faktiškai imasi nuo kaulo. Vadinasi, išvirus. Sultinys skaidrus. Dabar sudėsim bulves. Pamaišysime. O, koks skaidrus gražus sultinėlis. Paukštienos.
Na, bulvės virė kažkur tai apie 7 minutės. Tai va, dabar sudėsime kopūstą. Sudėsim kopūstą, įdėsim čiliuką. Ir sudėsim. Kaip skaniai kepė. Pakepintas daržovės. Viską gerai pamaišysime. Kaip tiršta. Jau kokia graži spalvytė iš karto. Ir dabar pavirsim. Kadangi kopūstas nėra šviežus jau. Ta prasme šviežus kopūstas, bet jau nebejaunas. Tai biškį trupučiuką teks ilgėliau pavirti. Manau, kokį 15-20 minučių turėtų užtekti. Ir dabar jau kaip ir reikėtų pasūdyti. Vėjas labai didelis. Tai va, įdedu keletą kvepiančiųjų pipirų ir lauro lapų. Įdedu. Ir dabar įdėsime, nežinau, pradžiai 2 šaukštelius. Įdėsiu druskos valgomas. Viską pamaišysim. Po to paragausim. Ir jeigu reikės, dar dadėsim. Kokie tiršti barščiai. O čia tai jo. Na, aš taip gražiai konkuliuoja iš palengva. Dar keletą minučių pavirsim ir dėsim burokėlius. Ir bus barščiai baigti. Ar negražiai atrodo barščiai. Pasaka. Pagal originalų receptą, tai kopūstai turėtų trupučiuką būti kitokie. Ta prasme, ne tai, kad kieti, bet jie tokie traškus turėtų būti. Bet kadangi mano šeima kategoriškai sakė, norime, kad būtų kopūstai minkšti, tai teks man pavirti truputėlį ilgiau. Dabar kopūstai tokie, sakyčiau, patys tie būtų mano nuomonė. O virė kažkur tai apie 15 minučių. Dar tik tai tiek, kad gal trupučiuką druskos dar pusę šaukštelį įdėsiu. Ir dabar sudėsiu burokėlius. Pagal originalų receptą, vėlgi pasikartosiu, burokėliai įdedami pačioj pabaigoj. Bet kai burokėliai pakepino aš juos ant silpnos ugnies, jie tokie gan kitokie da yra. O šeimyna mano sakė, nori, kad būtų minkšti burokėliai. Tai aš juos truputėlį dabar anksčiau sudėsiu. Ir dar keletą minučių pavirsiu. Tai va, toks įgaus raudoną spalvą. Kaip gražiai raudonuot pradėjo. Tai va, bus tokie
Nu, čia panašu labai į ukrainietiškus barščius, bet pagal visą teisybę čia yra ne ukrainietiški barščiai. Ukrainietiškus barščius dar deda papildomai pupelių, kiek žinau. Bet iš esmės labai panašiai viskas yra daroma. Truputėlį pridengsime dabar, kad stipriau pavirtų. Taip, pasižiūrim, kas čia mes turim. Įmeskime tą porą lentučių. Na ir visas patiekalas man užtruko kažkur tai apie, skaityk, pradėjau kažkur tai 11 valandą. Tai va, skaityk, visas patiekalas išeina kažkur tai apie 5 valandas. Bet manau, kad tai to verta. Aišku, galima buvo šiek tiek greičiau, galima buvo užkaisti mėsą ir atskirai kepinti daržovės, bet aš kadangi neturėjau kur pakepinti, norėjau pakepinti kazanę, tai aš sugaišau kažkiek tai laiko papildomai. Na ir kaip į barščiai, kaip jau ir išvirė. Žiūrėkit, kokios spalvos. O koks aromatas. Tiesiog nuostabus. Na ir paskutinis štrichas. Tai petražolės, krapai ir česnakas. Ir faktiškai bus užbaigta. Viską gerai išmaišome. Kaip skaniai kvepia. Dabar paprasčiausiai reikia, kad barščiai susistovėtų. Faktiškai galima bus ir nukaisti. Ir tegu susistovi barščiai. Ir galės už kokias valandikės jau valgyti. Tai būtų toks receptas barščių. Jo. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir skanaus tiem, kas valgys. Ate.